Parodysiu, kaip veikia šablonai Samata 24 sistemoje ir kaip jie leidžia sąmatas kurti vos per kelias minutes. Norėdami nueiti į šablonus, spaudžiame ant šablono kairėje. Šablonas – tai iš anksto paruoštas darbų komplektas. Pavyzdžiui, stogų įrengimas, pamatų įrengimas ar bet koks kitas darbas, kur visi darbai jau sudėti į vieną vietą ir jums nebereikia kiekvieną kartą visko kurti nuo nulio. Kuriant sąmatą, pasirinkus šabloną, visi darbai automatiškai įkeliami į tą sąmatą. Jei reikia, galite šabloną pilnai koreguoti ir sąmatą paruošti vos per kelias minutes. Viršuje matote du pasirinkimus. Mano šablonai – tai jūsų asmeninė šablonų biblioteka, kurioje yra visi šablonai, kuriuos galite naudoti savo sąmatose. Ir biblioteka – tai platformos šablonų biblioteka, kurioje rasite jau paruoštus populiariausius šablonus. Galite lengvai judėti tarp savo šablonų ir bibliotekos. Paspaudus ant biblioteką matysite platformos šablonus. Šablonus galite rasti per paiešką arba filtruoti pagal kategorijas. Paspaudus ant šablono galite jį peržiūrėti detaliau. Čia matote visą informaciją apie šabloną, pavadinimą, aprašymą ir darbų sąrašą. Žemiau pateikta pilna šio šablono darbų sąmata su kiekiais ir kainomis. Paspaudus ant rodyklės prie darbo pavadinimo atsidaro detalus išskaidymas. Matysite visas sudedamąsias dalis – darbus, medžiagas, mechanizmus, jų normas, kainas ir bendras sumas. Dešinėje pusėje pateikiamas bendras kainos paskirstymas. Atskirai darbas, medžiagos ir mechanizmai. Tai leidžia greitai įvertinti visą sąmatos struktūrą. Jei šablonas jums tinka, galite jį pridėti į savo biblioteką. Tai galite padaryti peržiūros lange, paspaudę ant pridėti arba tiesiog bibliotekoje paspaudę ant pridėti. Pridėtas šablonas iš karto atsiranda jūsų mano šablonai sąraše. Pridėjus šabloną, prie jo atsiranda žyma pridėtas ir grįžus į mano šablonai, šį šabloną jau matysite savo asmeninėje bibliotekoje. Grįžus į mano šablonai, matote visus savo turimus šablonus. Prie kiekvieno šablono matote žymą sistemos šablonas, tai platformos sukurtas šablonas, arba mano, tai jūsų asmeninis šablonas. Svarbu žinoti, kad platformos šablonus tiesiogiai redaguoti negalima, tačiau galite labai paprastai pasidaryti sistemos šablono kopiją. Tokiu būdu šablonas tampa jūsų asmeninis ir jį galite laisvai koreguoti pagal savo poreikius, pridėti naujus darbus, pašalinti nereikalingus, perkelti darbus iš vienos vietos į kitą, taip pat keisti kainas ir normas, struktūrą ir visą turinį. Išsaugojus šabloną, jis tampa jūsų darbo įrankiu, kurį galite naudoti kuriant sąmatas. Pasirinkus šabloną, visi darbai įkeliami automatiškai ir galite iš karto tęsti sąmatos formavimą. Kuriant sąmatą, pridėjus mūro šabloną, pamatų bei stogą, galime turėti vieną ilgą sąmatą. Taip galite susikurti savo šablonų sistemą, kuri leidžia dirbti greičiau, tiksliau ir be pasikartojančio rankinio darbo. Naudodami šablonus galite ženkliai sutrumpinti sąmatų rengimo laiką